Elegancija, santūrumas ir klasikos dvelksmas šiuose namuose lydi nuo pat pirmo žingsnio. Tai moderni klasika, skuba pridurti šio interjero autorė Silvija Kšivickaja, namų erdvę kūrusi vadovaujantį darbą dirbančiai užsakoviai, vertinančiai elegantišką aplinką, tradicinės formas ir spalvų derinius. Dizainerė griežtas formas derino su aptakiomis, o pageidauta grietinėlės, kakavos, kavos spalvų gamą praskaidrino tamsia žydra. Gyvenamojoje erdvėje atspalviai švelnėja, pereina į kreminius tonus ir galiausiai nušviesėja virtuvės zonoje. Naujos statybos name 77 kvadratinių metrų bute pirmiausia funkcionaliai suskirstytos zonos, sujungtos svetainės, valgomojo ir virtuvės erdvės. Dizainerė sako siekusi virtuvę paversti svetainės dalimi, šiek tiek uždara, tačiau anaiptol ne buitiška erdve. Šioje vietoje nusprendėm padaryti tokią kaip knygų lentyną, suvenyrų kaupykla kažkokia, kad būtų, bet šita lentyna jinai yra ir tarsi atskirtis nuo svetainės ir virtuvės. Kad išlaikyti bendrą stilių, nusprendėm daryti virtuvę frezuotą ir vėlgi laikyti tuos kreminius tonus, kad virtuvė neišsišoktų vizualiai, o susilietų su sienomis ir žaistų šešėliai. Nes tas apšvietimas jisai duoda tokį švelnumą, kremiškumą, minkštumą. Virtuvės zonoje suprojektuota masyvi vadinamoji sala, iš kitos pusės atstojanti barą, kur laikomos taurės, gėrimai, saldumynai. Į valgomojo erdvę įpinta žalios spalvos. Svetainės lubų akcentas – suformuota apvali forma, kuri toliau atkartota ir ant grindų patiesus apvalų kilimą. Kaip jau minėjau, viso buto koncepcija yra modernioji klasika ir miegamajame tas stilius vėlgi yra išlaikytas, tačiau nusprendžiau padaryti kitokį spalvinį sprendimą. Vien dėl to, kad nebūtų nuobodu. Miegamojo nišoje kurdintas rašomasis stalas, galintis atstoti ir tualetinį staliuką, ir televizoriaus spintelę. Kaip ir visame būste, kambaryje daug audinių. Derinom visus audinius. Ir čia yra dvipusis audinys, užuolaidos viena audinio pusė, o lovatės yra kita audinio pusė ir spalviškai susiriša, bet nebūna nuobodu. Taip pat čia erdvėje labai geras sprendimas yra dėl bendro stiliaus išlaikymo. Vonios kambaryje išlaikytas tas pats stilius, pabrėžtas keliomis detalėmis, o atskiros funkcinės zonos išskirtos dekoro elementais. Vietoj modernios stiklo sienelės dizainerė parinko drėgmei atsparę puošnios medžiagos užuolaidą. Nišą formavom specialiai, kad būtų galima patenkinti estetinius poreikius, sukurti romantišką nuotaiką. Bet mes nenorėjom čia užgriozdinti tokiais stikliniam kažkokiom lentynėlėm, nedaryti tokios dulkių kaupyklos. Šis, pasak dizaineris, švelnus ir ramus interjeras, abipusio pasitikėjimo ir tinkamų laikų bei tinkamoje vietoje rastų sprendimų rezultatas. Dizainerė išduoda šio interjero kūrimą, toliau sėkmingai tęsia šių namų šeimininkė, o su jie bendrą kalbą radusi Silvija tapo ir draugėmis. Tad dizainerė savo kurto interjero namuose šiandien dažna viešnia.